Sveiki, aš esu Mindaugas, čia mano žmona Simona. Mes buvom filme Felicita Vaigauskaitė. Taip. Kaip tau filmas patiko? Man filmas patiko, jis buvo labai juokingas iš gyvenimo, taip pat kadangi jie keliavo į tą Italiją, jis buvo toks labai įdomus tuo, kad buvo gražūs vaizdai, faina muzika, tokia visa aplinka įspūdinga iš tikrųjų. Ir jie ten keliavo į tą San Remo. Tai pradžia buvo tokia, kad jie gavo ten pakvietimus į tą San Remo, ten visą tą festivalį. Po to ten vystėsi visa istorija, ne? Kad jie ten gavo nuvykti į oro uostą, ta prasme, su skrydžiais, kad ten išsinuomavo automobilį, ne? Kai ten buvo, kad tam automobilį paprašė tenais užpildyti degalų kurą, ten jie nifiga nieko nesuprato, ne itališkai. Jo, jie lietuviškai kalba, o visi kiti itališkai. Tai jie nesukalbėjo ir labai tai buvo juokinga. Tai ten tokia trumpa istorija, tai ten pasakoja apie jų patį, pačius įspūdžius, ten pačią kelionę. Pats filmas ten truko beveik 1,5 valandos. Kažkurio. Ir per tas 1,5 valandas tai gan, man atrodo, mums abiems su Simona, tai buvo tai, kad pareiškiams buvo tas filmas, ar ne? Truputį jau apie valandą, kai praėjo, jau žiūriu, žmonės kino salėje pradėjo žiūrėti kiek valandų, jau nori eiti, tai apie valandos kaip ir užtektų, o ta 1,5 valandos gan ilgai jo iš tikrųjų. Ir buvo tokie epizodai, ten tokie įdomus apie gyvenimą, kad, pavyzdžiui, kai jų automobilį ten pavogė ten kunigas, tas pats kunigas tenais, kad tas užsiema BDMS, ir po to tą kunigą ten tas reporteris toksai kaip ir sutinka bažnyčiai, kad jis čia yra tarsi šventas, bet kaip ir nešventas, tai tokių gyvenimiškų istorijų, kad kaip ir yra, tam gyvenime, tai šventų ir nešventų dalykų. Tai aš likau patenkintas, o tu, Simona? Aš ir likau patenkinta, filmas buvo įdomus, verta, manau, pažiūrėti, praskraidinti dieną, vakarą, patiko. Nes ten kažkokia stebuklinga nebuvo, šių dalykų, tik tai, kad tie Vaigauskai labai daug metų filmuojasi, kuria tą savo personažą, tai buvo kažkiek lengviau žiūrėti, jeigu tai vertinti be tų personažų žinomumo, tai jeigu kiti nežino tų personažų, tai gal jiems kažkaip nelabai tas filmas. Aš pati nelabai tų personažų intensyviai žiūrėjau, nelabai kada, bet dabar aš šį kartą pažiūrėjau filmą ir buvo gan įdomu iš tikrųjų. Tai jeigu reikėtų ten vertinti tą filmą visą, tai aš manau, kad filmas paliko man tai kaip ir tokį gerą įspūdį. O tau? Man ir paliko gerą, kokį gal 7 iš 10 nebuvo pats geriausias, bet manau verta nueiti. Tai jeigu neturit ką veikti, nežinau, kaip praleisti dieną, tai rekomenduojam pažiūrėti šitą filmą. Taip. Dėkui, viso gero. Dėkui, iki.